Šiandien pakalbėsim, ir ne tik pakalbėsim, apie Salomėją Nėrį. O pradėti noriu nuo 1945 metų, kada vasarą Salomėja Nėris mirė. Man tuo metu ėjo 8 metukai. Aš dar nežinojau, kas tokia yra Salomėja Nėris. O mano tėvelis, kurso draugas jos, kai sužinojau, kad Salomėja mirė, pasikvietė mane, padavė man knygą ir pasakė: perskaityk pasaką, kurią parašė Salomėja Nėris. Ir aš perskaičiau Eglę Žalčių karalienę. Įspūdį paliko didžiulį vaikui šitą pasaką. Ir kai 49 metų kovo 25 dieną, kai mano tėvelis dirbo Pagėgių gimnazijos direktoriumi, mus atėjo vežti į Sibirą, aš nedvejodamas nuo tos lentynos, kur buvo mano knygos, pasiėmiau Salomėjos Nėries rinktinę poezijos. Skaityti tą rinkinį tikrai buvo proga graži, kadangi vagone mes sėdėjom 3 savaites, kol mus nuvežė ir išlaipino Irkutsko srity. Ir visas tas 3 savaitės skaičiau kelis kartus. Nuo pradžios iki pabaigos perskaičiau šitą knygą. Vėl skaičiau Eglę Žalčių karalienę, vėl skaičiau poemą Mama Kurtų, vėl skaičiau jos eilėraščius ir daug ką įsiminiau. Tarp kitko, va taip išeina, kad būtent šiemet sukako 75 metai, kai mes buvom įsodinti į tą vagoną ir nubildinti Irkutsko sritį. Ta knyga Salomėjos Nėries rinktinė sugrįžo iš Sibiro. Ir po daugelio metų aš ją padovanojau Pagėgių gimnazijos muziejui. Jis ten, kaip man sako muziejaus vadovė, vertingas eksponatas. Ji dažnai tą knygą parodo mokiniams, papasakoja, kokį kelią jai pavyko, teko tiksliau nukeliauti į Sibirą ir atgal. Mokiniai net apie tos knygos kelionę yra rašę rašinius. Taigi praėjo daug metų, daug kas pasikeitė. Šiandien Salomėja Nėris pateko į tokį negerų žmonių sąrašą dėka tų žmonių, kurie norėtų, kad lietuviai pamirštų savo poetę. Bet to neatsitiks. Ir jeigu, sakykime, ten kur tai Vilniui jau atsisakė Salomėjos Nėries gimnazija, jos pavadinimų, jos vardo, gatvių pavadinimai Salomėjos Nėries keičiami. Tai taip visur nėra. Aš nustebau pernai, nuvažiavęs į svečius pas vieną gerą pažįstamą Kretingos rajone ūkininkaujantį, Joną tokį. Žmogus metuose. Ir kai jis man parodė išrikiuotus medžius, aš iš karto nesupratau, kaip čia dabar yra. Sodas, obelys, kriaušės, vyšnius. O kas čia
lapuočiai, kurie vaisių niekada neduos. O jis sako, o čia aš pasodinau tuos medžius, kuriais Salomėja Nėris savo poemoj Eglį Žalčių karalienį pavertė savo sūnus ir vienintelę dukrelę. Tai ąžuolas, tai klevas, beržas ir drebulė. Nustebau, tiesiog žmogus pas save kokiu tai savotišku būdu įamžino poetės atminimą. Kai praeitą vasarą aš lankiausi Kiršuose, Vilkaviškio rajono. Kiršuose, priminsiu, gimė Salomėja ir augo. Ten susipažinau su Salomėjos sūnaus Sauliuko našle Laima. Labai maloniai pabendravom, bet man visą laiką kirbėjo mintis po to, kai aš pamačiau tos medžius pas Joną. O kaip man savo sodybėlį kažkokiu būdu irgi įamžinti jos atminimą. Ir kada priėjau prie pamatų to namo, kuriame gimė ir augo Salomėja, prie pamatų, kadangi namo nėra, tik pamatai, o tie pamatai yrantys, iš akmenų padaryti, aš paklausiau Laimutės, o aš galėčiau kokį nors akmenuką pasiimti ir parsivežti atminčiai. Jis sako, prašom, prašom. Parsivežiau aš tokį akmenuką, nemažytį, į bagažinę įsimetęs. Ir pas save, savo sodyboj, gėlyne, tą akmenuką ant tokio didelio akmens man pritaisė kaimynas Algirdas, meistras, aukso rankos jo, ir prie to akmenuko labai meniškai prisiuvo raidės SN, Salomėja Nėris. Taip pat aš ir dabar pas save turiu tokį savotišką suvenyrą parsivežtą iš ten. O šiais metais, kadangi lapkričio mėnesį Salomėjos Nėries kūrybos gerbėjai švęs jos gimimo 120-asias metines, ta proga aš nutariau pabandyti keletą Salomėjos Nėries eilėraščių apraidyti muzikos rūbais. Ir kas išėjo, pažiūrėsim visi kartu. O tą apreidimą aš skiriu mano kraštiečiams, vilkaviškiečiams, kurie nepabijojo jokių desovietizatorių, mokykla Salomėjos Nėries neatsisakė vardo, biblioteka, kaip ir anksčiau, skirs literatūrinės premijas Salomėjos Nėries. Prie bibliotekos pastato yra pastatytas stogastulpis, labai gražus, skirtas Salomėjos Nėries atminimui. Žodžiu, vilkaviškiečiai savo kraštietės neišduoda. Tai pirmiausia, muzikinis rūbas užmestas ant Eglės Žalčių karalienės. Aišku, ne ant visos poemos, o tik ant pradžios. Toliau eina eilėraštis be pavadinimo, bet aš jį pavadinčiau Vienas pavasaris, kadangi žodis pavasaris daug kartų kartojamas. O trečias eilėraštis, plačiai žinomas, Aš bėgu per lūžtantį ledą.
krantų. Trys žvejų mergaitės sukasi ratu. Jas rausvai dažo saulė lėdamos, krikščiajos ir gražios myli sutemus. Jau saulelė miršta, šokim iš vandens. Laumi ilgi pirštai, oi bangas kedens. Juosta vandenėlis, oi vaikų. Laumės undinėlis griebia už pasų. Šoka vyresnioji už vandens staiga, šoka ir antroji, rengiasi smagiai. Eglė tik jauniausia, vandenį dar vis, baltą jai neprausia, taškosi lyg žuvis. Eglė nebelaukiam, einam namo. Slibinai atplaukia, vėzdai sutemui. Gąsdina sesė, šoka jis staiga. Ir kasas šviesiausia gręžiasi nuogas. Marškinius vilka, klykteli balsu. Kas nejaugi vilkas ir visoms baisu. Stebisi mergaitė, žiūri visas trys. Tūno susiraitęs, marškinius žaltys. Tūno susiraitęs, marškinius žaltys. Mano pavasaris, vienas pavasaris, mano širdis. Pavirstum į amžiną pasaką, sekčiau ją, sekčiau dienos naktis. Vai ar tu būsi saulė ir pasas, ar pasiliksi vaikas žmogus. Aš vis dainuosiu vieną pavasarį, sieloje mano buvo dangus. Vieną pavasarį degi žydėjus, gilis vidinis mano širdį. Lėkit lapeliai, lėkit alėjų. Tūkstantis stygų sielai gyveni.
į žemę jau veda, o mane pasves. Aš bėgu per lūžtantį ledą į jo vestuves. Kukliai žibuokliai žiedais pasvers nusakstys. Ar ilgai tu būsi bevaisė, o žemė susės. Ar ilgai tu būsi bevaisė, o žemė skaidrės. Saulėtų krantų pasiilgau,